Bet šiaip, žodžiu, nedidelis ir mažas verslas, kuriam arba pradėjo ką tik, arba ten atsinaujint nori svetainį. Kokius savo klausimus turi atsakyti turinio kūrėjas, pradedantysis turinio kūrėjas? Reikia atsakyti, kodėl nori kurti ir kam nori kurti. Mano motivacija buvo paprasta, aš dirbau Tesonete, jau esu vienam podcast'e šnekėjęs, labai gera įmonė, viskas labai faina, bet nusprendžiau išeiti. Ir kūriau puslapius, neturėjau užsakymų, galvoju, mėnesį kursiu TikToką. Kas bus, tas bus. Įkėliau vieną video, ten viskas labai prastai. Gal buvo 200-300 peržiūrų, gal net ir 1000 po paros ir man daug atrodė. Ir tada įkėliau antrą video, kad kebabiniai padariau puslapį ir jisai per parą surinko 70 000. O ten tiesiog padariau puslapį, Fabijoniškėse kebabiniai, kaina paskiau 300 ir buvo per parą 70 000, o čia kažkas gero gali būti ir taip ir užsisuko. O būtų gal per tą mėnesį neišvažiavę, galbūt, kas būtų, jeigu būtų. Bet grįžtant, ką atsakyti, kodėl tą nori daryti ir kam tą nori, kokia ta auditorija, kuo labiau išsigrynint, kokį turinį. Nes jeigu neišsigryninsi auditorijos, darysi visiems, tai gal tų peržiūrų bus, bet, žodžiu, geriau, kaip ir šnekėjom, geriau daryti tiesiog tikslinę auditoriją.